Gangrena pasižymė, kai didelės dalis kūno audinių pradeda žūsti dėl kraujo netekimo. Gangrenos yra 3 rūšys – sausoji, slapioji ir broni. Sausoji gangrena paciento audinio dalys paveiktos šia liga praranda kraują ir šitaip jų kūno dalys sužūsta ir pajudėja. Slapioji gangrena nuo sausosios skiriasi tuo, kad ligos plėtimas įsitraukia bakterijos. Šis gangrenos tada rizikinga, nes sunkiau ją prognozuoti negu sausoji gangrena. Dujinė gangrena yra kaip slapioji, bet jai besivystant formuojasi dujos pačiose audiniuose. Taigi, plaučių gangrena yra priskiriama dujiniai rūšiai. 67 metų vyras žuvęs nuo plaučių gangrenos buvo atvežtas autopsijai. Mirties priežastis – infarktas. Plaučiuose esančios alveolės ištino ir žuvo, o pūliai dešinėje plaučių skiltyje suformavo dujas. Šitaip lengvai buvo nuspėta, kad esanti liga būtent plaučių gangrena. Gangrenos susiformavimai lemia labai daug išorinių priežasčių, nuo rūkymo iki influenzos. Mirtingumas gangrenos kadaise siekia daugiau negu ne 50%, bet šiais laikais tik 3% žūsta patyrę simptomus. Bet susirgę nuo plaučių gangrenos išgyvena tik trečdalis pacientų.